Švilpt iš guolio vėjo vaikas, dairosi audra paklaikus. Koks jis greitas, koks ūmus, jis tikrai pamirš namus. O jei taps chuliganu ir pavirs uraganu, ir vėl pavasarį minėsiu, jo dekoracija marga, lyg horizonto nusitiesia. O gal tai mano pareiga, regėt anos laukus gėlėtus ir pienių lekiančius pūkus, takus, kuriuos nuprausia lietus, ir laiminti anos laikus, kaip šiandien einančius per širdį, kai žingsnių jau nebesigirdi. Alma Karosaitė, lietuvių poetė. Gimė 1945 metais, sausio 19 dieną, Gavėnų kaime, Biržų rajone. Įsivaizduokite siaurų vieškelėlių einančią mažą smulkutę mergaitę. Kartais straksinčią linksmai, nesgi namo, nekur kitur kelias veda, o kartais tipenančią pavargusių žingsneliu, nes nuo pačių Biržų pėsčiomis eita. Kaip manote, kas ji galėtų būti? Visi mokantys skaityti tikrai ją žinote. Tai narsi mergelė, švelniakailių asilėlių globėja, poetė Alma Karosaitė. Tai buvo žemė, balo akimis, jos takas jau nebeina su mumis, ir jos dangus iš lėto užsitraukė, ties mums visiems nematoma riba. Nutolsta metais moterų kalba, ir duslus vyrų žingsniai per palaukę, ir žaibo išvarpytas debesis, ir viesulas, kurs gyvą medį neša, ir toks bailus, toks slaptas ilgesys, akių, kurios tave sekioju mažą. Savamokslio kaimo veterinaro dukra iš Gavėnų kaimo. Visada buvo mažutėlių, nemylimų, skriaudžiamų ir pašiepiamųjų pusėje. Jos eilėraščių herojai dažniausiai vaikų mėgstami žvėreliai, kurie moka atrasti, kas yra gera, o kas bloga. Jie puikiai supranta, kad reikia būti pačiu savimi, nesigėdinti savo prigimties. Kitaip ir būti negali, nes pati poetė labai mylėjo savo gimtą kraštą, savo pradžią Gavėnuose, Dirvonakių pradinėje mokykloje, Geidžiūnų vidurinėje bei Juliaus Janonio internatinėje mokykloje. Kiek brysta per pusnis, per patežusį kelią, einant per plačius gimtinės laukus į mokyklą, siekiant mokslo šviesos, kitokio, geresnio, sėkmingesnio gyvenimo. Žinoma buvo, kad tėtis ir dviračių paveždavo, ir rogėmis atskraidindavo per gilias busnis, bent jau iki Dirvonakių. Ir nebuvo sunku, veikiau įdomu. Tada visi taip gyveno. Tada sovietmečiu visi linkėjo savo vaikams baigti mokslus, turėti šviesesnį gyvenimą. Ji niekad nesiskaitė su mumis, ir ji savai pasaulį visą matė, karščiuojančiomis geismo akimis, padūkus, kaip aistra nepilnametė. Jei ką darys, tai vien pūkais skraidys, jei ką sakys, tai kaip kirviu žinokis, o jei pamils, tai plyš kvaila širdis, bet viešpatie, juk tai tik drugio šokis. Jau mokykloje išryškėjo Almos Karosaitės literatūriniai gabumai. Rašė į rajoninį biržiečių žodžio laikraštį. Tad kaip natūrali tąsa buvo studijos Vilniaus universitete, kurį baigė 1968 metais. Dirbo korespondente, redaktore, Vagos leidykloje. Nuo 1995 metų
muitinės mokymo centre kalbos kultūros mokytoja. Nuo 1984 metų buvo rašytojų sąjungos narė. Pirmasis eilėraščių rinkinys Eini su manimi pasirodė 1979 metais. Almos Karosaitės eilės suaugusiems, kupinos dvasingumo, lirizmo, bet šiandien ją visi žino kaip populiarią vaikų poetę, nes daugiausiai yra parašiusi vaikams. Asilėlis, Ant didžiulės musmirės, Lapės paso paieška, Kaip išnešti uodegytę, Trakšt ir brakšt. Tai tik keletas Almos Karosaitės knygų vaikams. Gyvi, pamokantys, šmaikštus, su meile parašyti jos eilėraščiai vaikams išsiskyrė giedra, sąmoninga, linksma intonacija. Poetė apdovanota pavydėtinu humoro jausmu ir virtuozišku improvizatorės talentu. Alma Karosaitė ne veltui buvo pelniusi linksmiausios vaikų poetės titulą, nors gyvenimas dažnai siuntė jai sunkius išgyvenimus. Rašytojų susibūrimo metu ji vienintelė pasižymėjo turinti talentą kalbėti eiliuotai ekspromtu. Tokį talentą atsinešė iš savo gimtųjų Biržų krašto. Ypatingą, ryškų etnografinių dalykų skambesį Alma Karosaitė tarsi nuolat nešiojosi savyje. Snaigės, jos leidžias virš pušynų, pasisupa virš sodų, panašios kaip sesytės, bet nėr dviejų vienodų. Pasižiūrėk į dangų, pagaudyk delneliu, turėsi kiek norėsi tikrų žiemos gėlių. Žmonių suėjusi į būrį nuoširdumas Nobelio premijos vertybė. Taip Alma Karosaitė yra pasakiusi apie susitikimus su Biržų krašto skaitytojais, jos kūrybos gerbėjais. Ta begalinė vienybė, tas bendrumo pojūtis tiek skaitytojo, tiek kūrėjo, iš tų pačių lygumų, tų pačių miškelių, iš to paties vieškelio vedančio tolyn. Biržiečiai ir šiandien dar pamena susitikimus su šia iškilia asmenybe. Poetė, atvažiavusi į Biržus, džiaugdavosi viskuo, žmonėmis, pokalbiais, miestų, gamta, vaikais, poezija. Buvo paprasta ir lengvai bendraujanti, rodos visų seniai išsiilgusi. O Almos Karosaitės ir Algimanto Zurbos pašmaikštavimai ekspromtu literatūrinių vakarų metu buvo tiesiog virtuoziški, dažnai eiliuoti ir kurianti šviesią, tobulą, pakylėtą atmosferą. Mokėjo kurti šventę. Proziškame gyvenime Alma nepripažino dviejų dalykų – neteisybės ir apleistos žemės. Gyvendama užmiestyje Šilėnuose, ji tikras kaimo vaikas rūpestingai prižiūrėjo, puoselėjo savo sodą ar daržą. Savo dvasia buvo svetima miestui. Alma Karosaitė visada jautė stiprų ryšį su gimtine. Gimtinė, aš vis negaliu tau dainos sugalvoti, smagios, kad sugriaustum per rudenių šventę, kai medžiai nebešlama, paukščiai spalvoti, juose nebenori giedoti ir gyventi. O būtų daina, gal susėdę už stalo ir mano tėvukas, ir mano kaimynas, užtrauktų dviem bosais, pagirtų kaip alų, abiem prasišviestų vidurnaktis plynas. Sakytų, matai, išvažiavo iš Biržų, o mums va, seniokams, dainos nepamiršo. Gimtinė, kokį skirsi kraitį? Kas man priklauso, nežinau. Aš leisiu tau namo pareiti. Ten, kur tave užauginau,
Gimtinė, ten jau laukas plynas. Net labas niekas nesakys. Aš tavo amžinas gėlynas. Tu nusiplauk, rasakis. 3 jos eilėraščių rinkiniai priskiriami rimtai poezijai, bet tikrasis jos pašaukimas ir didžioji dalis poezijos skirta vaikams. Už tai 2014 m. Tarptautinėme poezijos pavasaryje kūrėjai suteiktas laureatės vardas. Paskutinėje knygoje, išleistoje jau po poetės mirties Mylėjau, bet pavargau, skirtoje jos 70-mečiui, sudėta 100 gražiausių eilėraščių. Ir dar vienas dalykas, tai kaip, kad ji buvo gera skaitovė. Gera skaitovė savo eilėraščius, tai nedažnas, poetai dažnai nemoka skaityti. Jie taip šlibesdavoja ir neišeina ten, o čia tai visą laiką jos toks savotiškas biržietiškas kažkoks jaukumas žmogaus, kurio reiškia, jinai jau visą laiką ji buvo tiesiog užsikrėtus, nieko nepadarysi. Ir va šitą jaukumą, patiklumas, šiluma kažkokia žmogaus visą laiką ją lydėjo. Poetės gyvenimas sudužo 2014 m. rugsėjį, bet jos dvasia dar plevena virš gimtųjų gavėnų ir biržiečių atmintyje. Mums liko gražus, šviesus ir žaismingas poetės kuriamas pasaulis jos knygose. Liko persergėjimas. Pasaulis turi turėti bendrasias kalbas, tačiau ignoruoti savo kalbą, pratinti vaiką nuo 3 metų nedainuoti lietuviškai yra nusikaltimas tautai, kalbai ir valstybei. Asilėlis. Oi, kaip liūdna asilėliui, liūdna ir sunku, jis nenori būti asilo vaiku. Jis norėtų būti baltu žirgeliu, asilė jam sako, vaike, negaliu. Aš tavęs paversti tuo, kuo tu geidei, jei tu šitoks gimęs motinos širdį. Gal kiti padės tau, gal dar nevėlu, betgi kaip pasaulis liks be asilų.